Metodinė priemonė Kartą gyveno herojus nusprendėm sukurti tada, kai pasaulis sustojo ir visus ištiko pandemija ir teko izoliuotis ir gyventi kažkokiuose socialiniuose burbuluose ir netekom to tokio žmogiško ryšio. Kartu netekom, bet kartu ir tekom, nes atsigrėžėm į savo šeimas ir 24 valandas per parą praleisdavom su jais ir tarsi neturėjom to įrankio, kaip su jais būti. Taip mums irgi kartu su kolegėm gimė mintis sukurti priemonę, kuri būtų naudinga tiek specialistam, tiek mokytojams, tiek tėvams. Skirtingos amžiaus grupės remiantis vaikų raidos psichologija. Pavyzdžiui, mažieji vaikai labiau yra vizualai. Jiems reikia paveiksliukų, už tai visos vaikų pasakų istorijos jas labai turi daug iliustracijų ir dažnai mažai teksto. Kalbant apie paauglius, jie daugiau yra abstraktai, jie linkia į filosofiją ir jiems reikia daugiau tokios filosofinės diskusijos. Tai mūsų metodiniai priemonėje mes į tai atsižvelgiam ir dirbant su mažais vaikais ir ugdant jų psichologinį atsparumą, mes labiau skatinam naudoti vizualinės metaforinės korteles, perskaičius, sakykime, pasaką, pasidėliotas korteles ir pakviesti vaiką į kelionę ir pabandyti pasidėlioti tą istoriją būtent pagal tai, kaip jisai suprato, traukiant tas korteles ir kuriant. Kalbant apie paauglius, tai mūsų metodiniai priemonėje kiekviena pasaka turi psichologinį lūžį, kur mes galim pakviesti vaiką, ar jeigu mes dirbam, sakykime, individualiai arba grupėse, pakviesti vaikus irgi į tuos klausimus atsakyti ir taip pažiūrėti, ar jie suprato tą pasaką, kaip jie tą pasaką suprato, arba kartu pakviesti tiesiog patyrinėti tokius galbūt egzistencinius klausimus, kaip, pavyzdžiui, kas yra laimė. Naudojant mūsų metodinę priemonę, kartu gilinantis į pasakas, naudojant metaforinės korteles, galima tikrai sustiprinti vaikų ir paauglių psichologinį atsparumą, padėti jiems įgyti reikiamų įgūdžių problemų sprendimui, emociniam raštingumui, gebėti įvardinti savo emocijas, gebėti atrasti tam tikrus įveikos sprendimus. O šalia to, kadangi tai yra lietuvių liaudies stebuklinės pasakos, tai supažindinam savo jaunąją kartą su mūsų paveldu, su mūsų tradicijomis, su tais klodais, kurie slepiasi pasakose ir kokią įtaką jie daro mūsų dienose. Kartą gyveno herojus metodinė priemonė yra skirta pirmiausia specialistams, kuriems tenka dirbti su vaikais ar individualiai ar grupelėse ir kartais jie pritrūksta minčių ir idėjų, kaip dar užmegzti ryšį su jais. Ir mūsų metodinė priemonė yra būtent skirta tam, kad jie gebėtų užmegzti ryšį, gebėtų išgirsti jaunuolius, kurie yra šalia ir kartu padėtų jiems pastiprinti savo psichologinį atsparumą.